Labas, Neringa. Labas, Nerija. Man atrodo, mes savo auditorijai privalom pasiteisinti, kas čia vyksta ir kodėl mes kartu tikrai, manau, absoliučiai nei vienas žmogus nesitikėjo, kad šiandien ekranuose išvis mus kartu. Tai kaip šios idėjos iniciatorė, gal gali tiesiog žmonėm papasakoti, kaip atėjo tau šitą idėją, parašyti man žinutę ir pasiūlyti daryti podcastą kartu. Žodžiu, trumpai tariant, kaip čia iš Eigulių ar iš kokio rajono, Šilainių rajono, Aš iš Šilainių, jo. Los Andžele darom podcastą. Tai iš tikrųjų, tai pirmiausia, žiauriai smagu, kad mes tai padarėm, kad mes čia sėdim ir taip greitai. Ir tai vyksta, jo, labai sunku patikėti, truputį ir jaudinamės ir aš šiek tiek jaudinuosi. Bet ta pati idėja apskritai kažką tais daryti buvo jau gana ilgą laiką. Aš prieš 1,5 metų tikriausiai buvau net susikūrusi YouTube kanalą, aš planavau daryti tokius mini vlogus. Nes pajaučiau, kad galbūt tai būtų žmonėm įdomu, šiek tiek daugiau, nežinau, susipažinti su tuo gyvenimu Los Andžele, nes aš pakankamai esu aktyvi Instagrame, bet gal ne tiek informatyviai aktyvi kaip tu, pavyzdžiui. Ir mano galbūt ta kryptis yra šiek tiek kitokia, aš apie tam tikrus dalykus kalbu. Labiau specializuotas turinys. Labiau specializuotas turinys, taip. tai va. Tai kažkaip pagalvojau, kad YouTube'as galėtų būti kažkas tai tokio plačiau, giliau, detaliau, parodyti, žodžiu, savo mėgstamas vietas, kadangi turiu konsiežo paslaugų kompaniją, galvoju, kaip tik žmonėm toks padaryti dar realiai traukos centrą didesnį. Taip, tai va. taip. Tai susikūriau tą kanalą, iš tikrųjų pasidariau 1,5 laidos ir supratau, kad aš nesugebėsiu tiek daug laiko skirti. O koks formatas jos buvo? Formatas buvo maždaug, kad, tiesiog kaip vlogą savo daryti. Rodyti šiek tiek daugiau dienos, savo mėgstamas vietas, galbūt filmuoti turinį, kai keliauju. Iš tikrųjų tai reikalauja tiek daug laiko. Taip. Ir aš galvoju, kol aš pasidarysiu youtuberę, tai ateis pensija man. Tai galvoju, Taip. ne, šitas jau čia, kaip sakant, traukinys nuvažiavo, čia reikėjo 10 metų atgal tai daryti. Ir pajaučiau, kad man vienai tai būtų daryti per sunku. Po to kažkaip ta mintis vis gulėjo ir kažkaip, nežinau, turėjau tokių minčių apie podcastus, pati pradėjau labai daug žiūrėti podcastų. Iš tikrųjų, pati sėdu ant podcastų, nes man tikrai labai patinka ir aš, aišku, atsirenku, ką žiūrėti, bet kartais netgi toks light turinys labai fainai man tiesiog važiuojant trafikę žiūrėti. Taip, taip. Tikrai pati turbūt irgi tą patį darai, nes gyvename lai, visur nuvažiuoti yra minimum 30 minučių. Aš jau stengiuosi net mažinti, nes pas mane būdavo taip, kad net nėra nei vienos minutės be podcasto. Tai į va. dušą kartais reikia nueiti, podcastą įsijungiu. Tai va, įsivaizduok. Tai kažkas tai tokio. Paskui pradėjau galvoti, kaip fainai būtų, kad kas nors pakviestų kokį podcastą. Ir va, ir kažkaip taip gavosi, iš tikrųjų buvo toksai vienas netikėtas dalykas. Viena iš mano bičiulių, kaip mane truputį ir užvedė ant kelio, sako, ar tu niekada negalvojai apie tokią idėją. Sakau, kaip ir galvojau, panašiam formate, bet aš jau žinau tokį dalyką, kad jeigu daryčiau šitą dalyką, tai norėčiau daryti su kažkuo, kas irgi būtų panašiam, kaip pasakyti, ne tai, kad amploa, bet nežinau, ar tai influenceris, ar tai kažkoks žmogus, kaip tu, Taip. realiai, kuris galbūt daro kažką panašiai kaip aš, bet kitaip, kažką kitko rodo. Sujungti jėgas. Aha, sujungti jėgas. Tai va, ir taip gavosi, kad paskutinius metus vis man kažkas apie tave papasakojo. Sako, tu žinai, sako, čia tokia Nerija, sako, gyvena Los Andžele. Ką žinau, sakau, nežinau. Galvoju, reikia įti pračekinti, žinai, smalsumas. Galvoju, gyvena mano buvusios namuose. Okei. Tada kažkoks šitas turinys, nežinau, ar man čia patinka. Kažkaip čia greitai auga pasietė sekėjai. Nežinau, man atrodo, tai nežinau, ar čia jinai faina, žinai. Taip. Galvoju, atvažiavo čia kažkokia per metus laiko iš žvaigždės baigė nulipti, žinai, greitai. Tai va, viena pažįstama, kita pažįstama man apie tave, trečia pažįstama. Ir iš tikrųjų su bičiulė, kai kalbėjom apie tai,
to pokalbio metu kažkaip, va taip, žinok, net išsprūdo man. Sakau, va jeigu įdomu, galbūt daryti va su tokia kaip Nerija. Sakau, nes tu, va grinai, vlogus tokius darai, žinai, toks tiktokinis turinys, toksai labiau, va mano sesiai, tai tu patiktum. Taip. Jinai pati, net pavyzdžiui, kaip iš tikrųjų atvažiavo pas mane į LA, mes varėm į restoranus visokiausius, tai jinai ten, žodžiu, filmuoja, žodžiu, kelia tiktokus, labai sėdus ant tiktoko. Tai va, tai galvoju, blema, čia būtų gal ir įdomu. Ir kažkaip vat ant tos natos, žinok, galvoju, reikia man jį parašyti. Nu ir kaip aš tau parašiau, sakau, tiek daug apie tave girdėjau, reikia pagaliau susipažinti. Šiaip aš nesu tokia, kur labai, žinai, pirmą rašyčiau ten. Taip. Ir netrodai tokia, kuri pirmą rašytum. Nesiveržiu nei ten labai su tais lietuviais ten draugauti. Esu tokia gan atsargi, patys žinom kodėl. Pletkų kraštas, žodžiu. Aš mėgstu būti tokia, biški gyventi savo gyvenimą, įpratau būti labai private, tai man nėra ten susikliuoti su visais lietuviais, žinai, kaip ten pas mane lygiai tas pats. Tai, žodžiu, parašiau tau ir kažkaip ant tos natos, ant to hypo, žinai, ir tu taip fainai atrašai, kad jo, kaip fainai, žinai, susitinkam, bet aš nieko nesakiau apie tą podcastą. Taip, tu nieko nesakėjai. Sakai, kad turi idėją. Aš sakiau, kad turiu idėją. Taip. Bet aš, žinai, kaip ir nebuvau 100% dar garantuota, kad labai noriu, nes visą laiką... Reikia susipažinti ir vieną kitą tik matėm. Gal, pavyzdžiui, visiškai nevaibinsi. Taip. Nes Instagrame ten gali visai būti ir tiesos, ir melo. Man iš tikrųjų tai labiau vaibas su tavim gyvenime, negu žiūrint tave. Taip, taip daug kam yra. Taip. Man netgi tavo turinys labiau dabar patinka, kai aš jau tave žinau. Taip. Jau man dabar, žinai, įdomu, aš jau dabar noriu stebėti, ką tu kalbi ir taip toliau. Tai va. Nu ir va, ir kažkaip, vat, žinai, kadangi mes, kai susitikom, susitikom kavos, prasidėjom 4 valandas klasiką. Taip, žodžiu, reikėjo iš tikrųjų labai ilgai mes tada sėdėjom. Iš tikrųjų labai ilgai. Aš žinau dėl to, kad už parkavimą man reikėjo labai daug susimokėti, jau nebebuvo nemokamas. Tai va, tai žodžiu... Ir po to aš tik tai ant pačio galo tą idėją... Pasitikrinsi? Jo, pasitikrinsiu ir, žinai, aš niekada kaip... Tai nebuvo kažkoks mano gyvenimo tikslas dabar paimti, būtinai kažką sukurti. Ta prasme, aš jau savo esu pasakius, kas liečia muziką ar apskritai visą kūrybinį darbą. Jeigu aš kažką darysiu, tai darysiu tik tai dėl savo malonumo. Ir jau iš eigos, nes esu jau tam gyvenimo etape, kur yra ten, pavyzdžiui, kitos veiklos, kur nereikia, žinai, desperatiškai tenais, kaip kažkada, žinai, daryti, ten dainuoti kažko, ko nebenoriu, žinai, o dabar noriu daryti tai, kas man teikia malonumą, žinai. Tai va, ir pabuvus su tavim 3 valandas, ten su pusė, ant pačio galo, žinai, aš iš tikrųjų tau ir pasakiau, kad, žinai, vat kaip tau, nes jau kalbant su tavim, jau man, žinai, ten sukosi makaronai, žinai, galvoju, nu jo, va čia jinai taip, čia taip jinai masto, čia taip jinai, žinai, toks vat pas ją gyvenimas verda, galvoju, būtų įdomu, žinai, galvoju, būtų tikrai įdomu ne tik man, bet ir tikriausiai žmonėms, žinai. Aš iš tikrųjų, kai tau pasakiau ir taip net sudvėjau, galvojau, gal tu neišgirdai, nes prisimeni, kaip aš pasakiau. Tu man antrą kartą po to klausai, ar tu tikrai girdėjai, ką aš tau sakiau? Jo, aš sakau, aš tau pateikiau taip, kad aš visai galvočiau apie tai. Aš tau nepasakiau, žiūrėk, ne. Kad darom. Davai darom, jo. Taip. Aš norėjau to nuomonės apskritai, ką tu galvoji apie podcastus. Ir tu kažkaip, ir taip ir numikė, ir nepasakyti 100%, galvoju, gal, žinai, jinai neišgirdo, arba jinai nenori, bet nori būti, žinai, kaip pasakyti, mandagi. Taip, mandagi. Jo, taip. Ir ta prasme nepasakyti man dabar į mano veidą, kad aš su tom nieko nenoriu, žinai. Taip. Bet kai aš pasakiau antrą kartą, tai tu tada sureagavai, kad jo, būtų žiauriai fainai ir įdomu. Tai va, ir taip pat viskas yra, taip ir viskas, žinokit, gavosi taip, kad mes čia dabar sėdim Los Andžele. Ir iš Kauno į Los Andželą. Jo, iš Kauno į Los Andželą ir darom šitą podcastą. Taip, aš tau pasakysiu, labai daug įdomių minčių pas tave buvo, aš jau kaip ir žinau, nes mes tikrai tas 4 valandas pasikalbėjom. Tai kai tu man parašei, man tai tikrai buvo netikėta. Aš žinau, kad tu egzistuoji, nes aš tau sakiau, iš Lietuvos balso man. Tu esi Neringa iš Lietuvos balso, nes mes su šeima visus sezonus esame matę, jau dabar gal mažiau žiūrim, bet tuos OG visus esame matę. Ir va tais metais, kai Dima Bilanas buvo atvažiavęs į tiesioginę transliaciją buvau, tai va aš tave labai gerai iš ten žinau, bet aš irgi lygiai toks pats esu žmogus, kai gyveni užsienį. Ir Čikago gal šiek tiek kitaip, nes ten labai tokia artima ta lietuvių bendruomenė. Bet būtent Los Andželė man nėra
privaloma bendrauti su lietuviais tik todėl, kad jūs vienintelis yra bendras dalykas, kurį jūs turite, tai kad jūs esate lietuviai. Taip. Ir man turi žmogus patikti, man turi būti jis įdomus ir man nėra taip, kad tauta yra labai svarbi. Man yra svarbu, aš esu patriotė, viskas yra su to gerai, bet irgi kaip tau, kaip tu ir sakėjai, kad tikrai neieškau ir būtinai čia visiems lietuviam parašysiu, kad bendraujam, norisi su amerikiečiais pabendrauti ir aš jau atvykau, kai buvau 11 klasiai, tai tikrai pas mane yra daugiau draugų tų užsieniečių tokių. Tai aš žinau, kad egzistuoja ir mum buvo irgi, vat, kaip tau panašiai, bendrų draugų ir mes vis dėlto iš to pačio miesto esam, bet irgi nebuvo tokių minčių, kad gal kada, jeigu išeis, mes susipažinsim, bet gavau tavo žinutę ir aš tikrai visada esu atvira susipažinti su visais žmonėm ir man buvo tikrai įdomu, tai aš apsidžiaugiau, kai tu mane pakvietei ir mes keliavom į Beverly Hills išgerti kavos ir iš tikrųjų tu man pasirodė lygiai tokia pati, nes prieš tai aš žiūrėjau tavo istorijų, kur tu atsakinėjai žmonėm, tam buvo, nežinau, 10-20 istorijų. Tai aš pamačiau kelis dalykus, kad tu esi išsilavinusi, kritiškai mąstai, nebijai savo nuomonės, ne tik, kad nebijai savo nuomonės, tu nebijai galvoti ir išreikšti savo nuomonę. Ir komunikacijos tie įgūdžiai. Tai kai tu man pasakėjai apie tą podcastą, man kaip turinio kūrėjai, man visada yra įdomu naujos turinio kūrimo formos. Aš darau ir Instagramą, ir TikToką, ir YouTube'ą. Ir vat, kaip tu sakai, kad aš esu kitas žmogus, kitoks žmogus negu yra mano turinys, tai taip iš tikrųjų ir yra, todėl kad mano turinys yra skirtas pasistatyti auditoriją. Ir aš dirbu labai daug su algoritmu ir aš kartais mano tikrai taip kaip aš išsireiškiu ir kokius žodžius vartoju ir panašiai, jie stumia žmonės iš komforto zonos. Vieniem tai yra labai nepatogu, kitiem labai patinka ir todėl aš net nepergyvenu, kai žmonės sako, kad jiem nepatiko kažkokia mano asmenybė. Mano asmenybės apskritai mano Instagram'e yra labai mažai, bet ta pati turinio forma tikrai aš žinau, kad žmonės kartais gali sunepatoginti. Ir man malonu, kad tu sakai, kad mes sutarėm, žodžiu, bet taip, mes esam, galima sakyti, labai mažai pažįstamos, bet kai tu man pasakei, iš tikrųjų žmonėm gali atrodyti kaip kažkokia revoliucinė idėja, ateina pas tave naujas žmogus ir darom verslą kažkokį, darom karjerą kartu, tu to žmogaus nepažįsti, bet sakau, buvo tam tikri dalykai, kuriuos aš tavyje mačiau ir man atrodo, jie yra labai svarbus. Ir kitas dalykas, daryti podcastą, galima pasirinkti lengvą kelią, kur tu pasikvieti išsilavinusi profesorių ir tavo podcastas yra kažkoks specializuotas ir kažkoks tiesiog toks taisyklingas, o aš kaip tik norėjau, kad mes atneštume kažką kitokio. Mes ganėtinai panašios, bet ir to pačiu skirtingos ir fiziškai, ir kaip mes mąstom ir panašiai, ir skirtingi tie mūsų tokie keliai ir aš manau, kad tame yra tiesiog neįkainojamo tokio, nežinau, turto, kurį mes galėsim parodyti savo auditorijai. Tu pasidalinsi iš savo perspektyvos, aš iš savo ir man kažkodėl, kai tu man pasakei, man nebuvo, kad man reikėtų labai ilgai apie tai galvoti, aš tiesiog pagalvojau naujas turinio formatas ir kitas dalykas puikiai partnerė, su kuria mes tikrai galėsim ir padiskutuoti ir jeigu reikės pasiginčyti. Pasiginčyti ir gal, žinai, tiesiog vieną kitą labai gerai papildyti. Taip, nes kai mes jau pradėjom apie tai daugiau kalbėti, žinai, labai iš karto buvo aišku, aš žiūrėjau į tave, galvoju, bet jinai turi tai, ko aš neturiu ir aš kažką galbūt iš kažkokių perspektyvų galiu, žinai, irgi savo įnešti. Ir tas yra labai svarbu. Tas yra labai labai svarbu. Kitas dalykas, dėl ko man tikrai buvo šita idėja labai kabinanti, dėl to, kad, kaip ir aš tau jau sakiau, kad tu atrodai visai kitokia negu ten socialiniai erdvėjai. Podcastas bus labai gera ir reali galimybė žmonėms iš tikrųjų mūsų abi pažinti. Ir aš pati, kadangi labai susistačiau tokią specifiką Instagram'e, man kartais žmonės užduoda tokių labai juokingų klausimų, ten, pavyzdžiui, kodėl tu visą laiką rodai tik rūbus? Arba ten tik sportuoji. Arba tik sportuoji, nes tiesiog čia tas pats, kaip, pavyzdžiui, ateiti į laidą, kur yra viskas apie sveikatą ir sakyti, o kodėl jūs visą laiką apie vaistus kalbat? Tai tiesiog, kadangi man Instagramas tai yra mano darbo dalis ir tai nėra tiesiog kažkoks mano gyvenimo rodymo blogas, tai aš tiesiog esu išsirinkusi kryptis. Tai aišku,
tas žmonėms susiaurina galimybę prieiti labiau prie mano asmenybės. Taip. Ir tik, pavyzdžiui, per klausimus atsakymus jie gali labiau pažinti mane, nes iš tikrųjų dauguma žmonių, kurie seka, tai daugumoje iš tikrųjų seka dėl mano asmenybės, taip, ne dėl drabužių ir ne dėl batų. Tai vat, bet aišku, aš tą Instagramą darau tokį labiau į mados kryptį, man tai labai patinka, aš save atradau šitam naujoje nišoje. Bet podcastas, aš manau, tikrai leidžia žmonėms truputį labiau susipažinti, kaip mes žiūrime į pasaulį, kas mes tokios. Ir kadangi mes abi tokios ir panašios, ir skirtingos. Tai... Iš pradžių sakėm, kad labai skirtingos, bet po to supratom, kad ir turim panašumų. Bet noriu pasakysiu aš tokį vieną crazy dalyką. Kai aš pasakiau mamai, kad aš darysiu su tam podcastą, jinai, aišku, nepažįsta tavęs, tu tikriausiai kaip ir tavo mama. Taip. Ir aš sakau, tu įsivaizduoji, sakau, jinai gyvena mano, sakau, pirmose namuose. Ne, visų pirma, pradėkim nuo to, kad mūsų vardai yra labai panašus. Tai palauk, aš tą ir noriu pasakyti. Tai ir aš jai pasakiau, kad tavo vardas Nerija, sako, tu įsivaizduoji, sako, aš norėjau tą Neriją pavadinti. Geras. Ir žodžiu, ten buvo istorija mano vardo. Šiaip aš nelabai mėgstu savo vardą. Kažkaip dabar gal gyvenant Amerikoje pradėjau pamėgti savo vardą, nes man jis toks labai tradicinis būdavo. Bet tuo metu tai buvo Neringa. Bet aš nepažįstu, žinok, labai daug Neringų iš tikrųjų. Čia tikriausiai asmeninis yra nusistatymas. Jo, kažkoks, jo. Ir mano mama pasakojo tą istoriją, kad iš tikrųjų jinai mane pavadino Neringa, nes toj palatoj gulėjo kita moteris, kuri pavadino savo dukrą Neringa. Bet jinai kažkaip norėjo pavadinti mane Nerija, bet sako, kažkaip Neringa atrodė skambesnis. Taip. Tai sako, tu įsivaizduoji, dar būčiau tą Neriją pavadinus. Tai va, tai ir Los Andželė. Ir dar Los Andželė. Susitiktume. Jo, tai daug tokių sutapimų. Taip. O iš tikrųjų norėčiau tavęs paklausti, o kaip tu apskritai nusprendei daryti social media, nes aš kiek žinau, tu labai greitai iššovė į viršų, ta prasme, tu labai dar trumpą laiką darai Instagramą ir pas tai yra tikrai nemažai sekėjų, virš 50 000. Taip. Iš tikrųjų, ir dar noriu paklausti, kodėl ir kaip tu nusprendei pasirinkti šitą formatą? Gerai, daug klausimų. Viename tai iš tikrųjų gal vėliau pakalbėsim apie tos asmeninius irgi tokius dalykus, karjerą ir panašiai, tai čia iš tikrųjų yra susiję pas mane su mano karjera. Tai iš tikrųjų, man atrodo, vienas dar labai įdomus dalykas žmonėms bus, kodėl mes pasivadinom iš La La Lando. Ir čia toks mūsų kaip abiejų darbas buvo, mes įdėjom, bet aš atsimenu, kad kai mes tik tais pradėjom galvoti, koks yra šito podcast'o tikslas, ir aš žinau, kad tu paminėjai, kad tau yra labai svarbu, kad tai bus naujas kanalas, kur tu galėsi pasidalinti savo mintimis, nes asmeninis gyvenimas nebūtinai yra, ką tu valgai ir kiek kainuoja tavo automobilis, bet ir tavo mintis. Ir man įdomu tiesiog, kaip tu įsivaizduoji tą La La Landą, ką jis tau reiškia ir koks tavo tikslas yra iš tikrųjų su šitu podcastu. Aš irgi pridėsiu savo, nes man atrodo, kad mes turim tokių skirtingų interpretacijų, ką mes norim perduoti per šitą podcastą. Aš tai norėjau, kad pavadinimas būtų tikrai surištas su Los Andželu, dėl to, kad mes gyvenam Los Andžele ir aš manau, kad yra tikrai pakankamai crazy, kad mes dvi lietuvės esame LA ir darom šitą podcastą. Man atrodo, kad čia labai tokia unikali situacija. Tai labai norėjosi, kad tas pavadinimas sėtųsi su ta mūsų gyvenama vieta. Bet La La Landas ir apskritai man tas Lala labai primena, žinai, aš prisimenu savo visas emocijas, kai aš pirmą kartą atvažiavau į LA, ką aš galvojau, ką aš mąsčiau. Aš net kartais pasižiūriu savo nuotraukų albumus pagal nuotraukas, žinai, savo pirmų kartų LA ir aš tikrai labai gerai prisimenu, kaip aš tada galvojau apie visą šitą miestą. Man jisai svajonė kažkokia Hollywoodas. Taip, tai yra tikrai toksai didelių galimybių miestas, apskritai tiek Amerika, kaip sako, žinai, svajonių šalis, bet Los Andželas tikrai turi tą atmosferą ir tą tokią svajonę, iliuziją, kažkokį tais, nežinau, burbulą ir aš prisimenu, mano pirmi kartai būdavo pokalbiai su produceriais, sako, žinai, sako, čia kiekvieną dieną atvažiuoja autobusas jaunų žmonių, jaunų panų su didžiausiam svajonėm būti aktoriam, modeliais ir taip toliau ir žinai, tik tai 1% iš tikrųjų šitos svajonės išsipildo. Tai man tas Lala truputį siejasi su svajonė, iliuzija, su kažkokiu tai tokiu, žinai, iliuziniu gyvenimu labai
kažkokiu, žinai, įsivaizdavimu surrealistiniu net, tai vat, man tas labai tinka ir mesgi turim tą filmą 2016 metais pastatytą La La Landą, tai ten labai geras musiclas ir irgi šiek tiek parodo tos realybės, kad iš tikrųjų didžioji dalis, žinai, baigia pizzerijose ir ten vieni žmonės iš tikrųjų sugeba transformuoti tas savo karjeras ir iš tikrųjų išnaudoti šitas visas galimybės, nes tikrai Los Andželas yra tikrai begalinių galimybių. Jo, miestas ir taip toliau ir nebūtinai tik tai su muzika, bet su labai daugelį sričių galima pasiekti. Bet man kažkaip labai tiko šitas pavadinimas ir mes truputį parodysim tos, kaip pasakyti, iliuzijos realybės, iš tikrųjų, kokia čia yra. Taip, bet aš dar pridursiu, kad iš tikrųjų vienas dalykas, kai tu pasakei La La Landas, ką man La La Landas reiškia, tai čia šiek tiek irgi yra susijęs su apskritai, kodėl aš esu socialiniuose tinkluose, tai tas pastovus norėjimas stumti žmonės iš komforto zonos. Aš šiaip esu labai priešiškai nusistačiusi prieš visą tą cancel kultūrą ir panašiai. Ir man atrodė, kad tas La La Landas, į kurį mes žmonės galim pasikviesti, tai bus tokia erdvė, kur visi gali jaustis saugus, kur mes nebėgam nuo savo minčių, kur nebijom kažkokios tai kritikos, kažkaip netai pagalvoti ar galvoti, kad tu čia ne ekspertas kažkokios sferos esi ir panašiai. Ir vat man tas La La Landas, kai tu pasakei, man tiko, ir tada aš pagalvojau, mes iš La La Lando tokios dvi merginos kviečiam žmonės prisijungti ir jie pamatys kažkokią tais naują perspektyvą, kaip žmonės gyvena, kaip masto, kaip galvoja, kaip užsidirba galų gale vat kažkokioj tai svajonių šaly. Ir čia nebūtinai fizinė kažkoks miestas Los Andželas, o tokia alternatyvi realybė. Ir tada, kai mes pasivadinom iš La La Lando, visų pirma, aš sakiau, man skamba kaip marmaledas, labai taip mielai, jaukiai, saldžiai, bet papildomai tai tiesiog mano tikslas yra žmonėms parodyti, kaip galima kitaip mąstyti, galvoti, nes mes paliesime įvairiausių temų, ne tik Los Andželas, ne tik Amerika, o iš tikrųjų ir pop kultūra, ir grožis, ir santykiai ir taip toliau. Tai čia tiesiog bus tokia erdvė, kur mes žmonėms atidarysim kelią į kažką, apie ką jie galbūt niekada nepagalvoja. Nes vienas dalykas, kuris yra pavojingiausias, man atrodo, žmonėms, tai užsidaryti tarp bendraminčių. Ir tada tu niekada negirdi, ką kiti žmonės sako. Ir man atrodo, čia bus pakvietimas išgirsti kitaip. Išgirsti kitaip ir pažinti kitą kultūrą, nes yra be galo daug stereotipų ir apie Ameriką, ir apie Los Andželą. Ir mūsų tikslas tikrai nėra nei pagražinti realybę, nei kažkaip tais ten gražiau ar baisiau nupiešti ir kažkokią tai dramą padaryti. Tiesiog žmonėms yra natūraliai įdomu, kas čia vyksta. Tai tai žodžiu, welcome to the La La Land. Taip, o dabar kalbant apie tą La La Landą, tu užsiminiai, kad kai tu atvykai, atsimeni visas tas savo svajonės ir kaip tu viską įsivaizdavai, gali man tiesiog trumpai papasakoti, kodėl tu išvykai ir kodėl Los Andželas, kodėl tau tai atrodė svajonių miestas ir ko tikėjaisi iš šito miesto? Tai iš tikrųjų mano ta istorija tokia buvo, žinai, gal šiek tiek kitokia. Aš niekada neplanavau nei persikelti, žinai, mano istorija truputį kitokia negu tavo. Nebuvo plano persikelti. Mano pirmi kartai čia buvo todėl, kad, vienu žodžiu, aš turiu šeimos dalį, kuri gyveno tuo metu Niujorke. Aš atvykau aplankyti savo mamos sesers, močiutė tuo metu dar gyveno su mano mamos sesė, padėjo jai auginti sūnų. Ir nusprendžiau atvažiuoti į Los Andželą, nes tuo metu iš tikrųjų jau skyriausi su savo sužadėtiniu, čia jau tokia I'm spilling tea, žodžiu, tai aš skyriausi su Tomu ir tada jau buvau, man atrodo, berods išėjusi iš grupės. Kas man buvo naujiena, iš tavo istoriją tik sužinojau. Jo, jinai nežinojo, čia buvo juokinga. Tai ir gavosi taip, kad aš tuo metu savo mokytojas paprašiau, ar jinai nežino, žodžiu, kokio prodiuserio. Ar kažkaip mes ten įsišnekėjom labai, dabar jau nebeprisimenu. Nes tu dainininkė, tavo čia buvo pagrindinis. Taip, tuo metu aš labai intensyviai dainavau, koncertavau su bendu, privačiuose renginiuose ir taip pat ir televizijos visokie koncertai ir visa kita. Žodžiu, dariau savo karjerą kaip ir visi Lietuvos muzikos atstovai.
Ir tikrai buvo viskas labai intensyvu. Bet aš labai norėjau surasti, žinai, kažkokį tai prodiuserį, nematytą, negirdėtą, kurti kažkokią muziką, žinai, neiti pas... naujo atnešti į Lietuvą. Jo, neiti pas visus tuos, kur visi eina pas tos pačius kompozitorius Lietuvoje ir daro tą patį per tą patį, žinai, ir norėjau kažkokio tais naujo vėjo. Ir, žinai, turėjau tokių labai didelių svajonių, kad va, aš čia atvažiuosiu, susirasiu prodiuserį, čia bus bomba, vienu žodžiu, čia dainos iš Los Andželo tiesiai ir taip toliau. Nu ir ką, ir žinai, ir iš tikrųjų mane supažindino čia su vienu kompozitorium, mano mokytoja suvedė. Aš atvykau, susitikau, tai buvo visai ne tai, ko aš ieškau ir tada jis mane nukreipė į savo kitus tokius jaunesnius, nes jis jau buvo gerokai amžiuje, tai ne ta muzika, kurią aš norėjau kurti. Ir jisai sako, aš nesu tau reikalingas žmogus, sako, aš tave supažindinsiu su bernais, kurie daro elektroninę muziką, sako, jūs ten, žodžiu, bandykit. Nu ir va, ir mes susitikom ir, žodžiu, aš suplanavau atvykti po poros mėnesių į Los Andželą. Galvoju, kaip tik, išėjau iš grupės, išsiskyriau ir dabar, žodžiu, man čia visas bambagyslės nukirpt, bus labai geras laikas pabūt čia, single life'int, vienu žodžiu. Nieko nesigavo, žodžiu, su to, bet... Bet, žodžiu, atvykai ir... Bet, žodžiu, atvykau, taip, atvykau ir iš tikrųjų atvykau pirmiausia muzikos tikslais. Paskui taip gavosi, kad, žodžiu, jau ir nebe muzikos tikslais. Taip. Žodžiu, atsirado simpatijos ir visa kita ir pradėjau skraidyti Los Andželą, nes susipažinom su mano dabartiniu draugu. Kol kas nieko ten rimto nebuvo, mes tiesiog, kaip sakant, taip, mes vienas kitam labai patikom, bet nieko rimto nebuvo. Ir, kaip sakant, susitikdavom ten kartą į mėnesį, bet tikrai pakankamai intensyviai pradėjau skraidyti. Nu ir viskas, ir po to, po truputį, taip gavosi, kad tie santykiai išsiplėtojo ir tie muzikos mano planai išsiplėtojo. Mes įrašėm 3 dainas, mes padarėm 3 klipus. Iš tikrųjų 4 rašėm dainas, da viena yra neišleista. Gal reikia išleisti? Gal, tikrai aš norėčiau išgirsti. Jo, tai va, ir va, vienu žodžiu buvo mano tokia istorija ir iš tikrųjų mano tas atvykimas čia įvyko tik tai per COVID. Aš buvau priversta atvažiuoti čia, nes man nebuvo... Užstrigai, žodžiu, Los Andžele. Aš jau užstrigau, aš neturėjau kito pasirinkimo, nes realiai mes jau kaip ir draugavom, nuomavomės jau kuris laikas būstą, tiesiog, kad nebegyventi viešbučiuose, nu, kad bent dantų šepetuką turėčiau atvažiavus. Žinai, kad nereikėtų su 50 lagaminų visą laiką keliauti. Turėjom savo kažkokią tai bazę, savo kažkokią tai vietą. Ir įvyko COVID ir viskas. Ir aš kaip tik gavau vizą, kelis mėnesius prieš, taip viskas susidėlioja, žinai, kad... Taip atrodo gyvenimas viską taip ir man klostė. Aš gavau sausį vizą ir po 2 mėnesių įvyko COVID, per parą, per mažiau nei parą susikroviau vieną lagaminą, išvažiavau 2 savaitėm karantinuotas. Nu, galvoju, neaišku, kas čia bus. Mama sako, tu čia 20 metais, tai čia buvo prieš 5 metus. Taip, tai čia buvo prieš 5 metus. Tai va, tai tokia mano ta istorija, žinai, ir aš 1,5 metų čia strigau. Ir aš buvau tiesiog priversta susikurti gyvenimą. Gal tas sprendimas būtų atėjęs žymiai greičiau, aš būčiau greičiau čia persikelus, daug daugiau nuveikus, jeigu aš, žinai, būčiau kažkaip nusprendus. Bet, vat, žinai, kai tu turi karjerą, kai aš taip intensyviai koncertavau, žinai, uždirbau pinigus, aš puikiai gyvenau, žinai, atsirado boyfriendas, kuris, žinai, mes su juo keliaujam, visur važiuojam ir nėra kažkokio prisirišimo, nes aš jau buvau susižadėjus, žinai, aš norėjau iš tikrųjų truputėlį pagyventi, žinai, pabūt, pakaifuoti. O kiek jūs laiko buvot prieš tai kartu? Su sužadėjimu buvusiu? Apie 3-4 metus. Tai buvo tikrai toks nemažas laiko tarpas. Tai va, tai man, žinai, buvo toksai kaip atgaiva šitie santykiai, aš nenorėjau nieko, aš negalvojau, ir kitas miestas, kita šalis. Jo, tikrai nieko aš ten neskubėjau ir, žinai, man buvo visa tai kaip nuotykis. Ir viskas. Ir mes taip, žinai, po truputį grimdom į tą, žinai, liūną, įsimylėjom vienas kitą ir jau paskui jau, žinai, jau taip gavosi, kad
pradėjau rimčiau galvoti apie gyvenimą čia, kažkaip tų darbų pradėjo mažėti Lietuvoje, nes aišku, kai tos kelionės tokios dažnos, tai natūralu, žinai, viskas taip natūraliai labai, nebuvo taip, bum, viskas, žinai, išvažiuoju, palieku, ne, tai gal tas labai man padėjo, bet tai buvo tikrai labai sunku tiek draugus ir gyvenimą pasistatyti čia, tai aš realiai atvažiavau čia 20 metais, aš turėjau kelias draugės, viena tokia tikrai jau buvo artimesni santykiai, mano draugė, šiek tiek vyresnė, labai faina ir jos šeima, tai vat mes tikrai bendravom ir dar turėjau keletą pažinčių, bet nieko rimto, žinai, jokio ten nei papildomų veiklų, nei kažko, tai vat. Taip, o tavo draugai ir šeima, jie žinojo, buvo kažkoks momentas, kur tau reikėjo jiem pranešti, kad žinot, aš nebegrįšiu. Nebuvo, tai va dėl to, kad viskas labai taip palaipsniui vyko, žinai, aš, kaip sakant, kad neturėt problemų įvažiuoti šalį, tvarkiausi jau vizą, tai kaip ir buvo aišku, kad aš atvažinėsiu čia ilgesniam laikui. Aišku, žinai, kai aš jau išvažiavau ir negalėjau grįžti 1,5 metų, tai jau, žinai, automatiškai apsiprato su tuo, kad, žinai, aš čia esu, plus, žinai, yra antra pusė, esu saugi. Tai kažkaip taip viskas labai, žinai, natūraliai labai švelniai. Ar atostogų namai. Jo, labai švelniai ta transition įvyko pas mane. Nebuvo taip, atsakau, kad šokas. Aš išvažiuoju, susikraunu lagaminus. O kada tavo tėvai suprato, kad Neringa jau lieka Los Andžele? Žinok, kol mano mama netvažiavo aplankyti manęs, ir tai buvo tikriausiai prieš porą metų pirmą kartą, jeigu neklystu. Kai jinai pamatė, kaip aš gyvenu, žinai, koks apskritai čia yra miestas, tol jinai negalėjo suprasti, nu, vat, kas čia galbūt, nu, taip, meilė ten ir visa kita, bet, vat, žinai, pamatyti mane čia, vat, tam visam, žinai, kai atvažiavo mano mama, kai pamatė mano draugės, kai pamatė, žinai, kaip mes gyvenam, kaip mes leidžiam laiką, koks yra mūsų lifestyle'as, jinai sako, vaikelis sako tau, ką tu ten to Lietuvoje? Čia yra, sako, čia yra neįmanoma ir sako, net nebegalvok apie tai. Tai va, tėtis, žinai, kol irgi net važiavo, irgi nebuvo kaip ir, jam ta Amerika kaip kažkoks kosmosas, kaip Marsas, žinai. Tai va, tai mano tėtis su mama atvažiavo lapkričio mėnesį, tai aišku, pirmas dienas, taip man juokinga buvo, žinai, eina, žinai, ten dairosi, kokie čia keliai, sako, kokios čia mašinos didelė, žinai, kaip žinai, komentuoja tas skirtumas, nes, nu, tėvai gyvena Kaune. Taip, žinai, mums jau pagyvenus čia kurį laiką net nebesimato tų tokių skirtumų. Jo, tu net nebematai ten, pavyzdžiui, apie kainas taip patyliu, tėčiai buvo šokas, sako, čia badautum, ta prasme, kaip jūs čia gyvenat. Taip. Tai va, tai žinai. Bet jau dabar jau skaito, kad Los Andželas yra tavo namai. Jo, ir žinok, kad buvo didžiausias šokas man, kaip mano tėtis pasakė, kad jisai čia galėtų gyventi. Tai mane visiškai, žinok, nukautavo šitas, nes jis toks, žinai, lietuvių, neiškrapštysi jo. Bet dar Lietuvoje tas Los Andželas pateiktas taip įdomiai. Taip, jo. Bet iš tikrųjų, žinai, aš žinau, kad mano tėvam čia būtų tikrai tobulas gyvenimas, todėl kad miestas nėra užkimštas, kaip, pavyzdžiui, New Yorkas. Atvažiuoji ten, jau nusileidai, jau viskas, tu pavargęs, žinai. Taip, tai net automobilio negali paimti. Jo, plačios gatvės. Nu taip, turim kamščių žiaurius, žinai. Dideli atstumai, bet iš tikrųjų tu gali įsikurti kažkokiam fainam rajone ir viską aplink save turėti. Ir neišvažiuoti iš to rajono savaitę, 2, žinai. Taip. Tai va, Bet tu buvai minėjusi, kad tau būtų įdomu gal New York'e pagyventi, ar ne? Sakei, jo, aš padariau tą avantūrą, išpildžiau tą svajonę, praeitais metais 1,5 mėnesio pagyvenau studentiškai. Taip. Už labai brangiai. Tas studento gyvenimas, tai buvo, žinot, kainavo tikrai. Nu, New York'as, man atrodo, yra pati brangiausia valstija. Aš taip pasakyčiau, jo, aš pagyvenau ten 40% brangiau nei čia. Taip. Viskas. Nuoma, maistas, viskas. Absoliučiai, Uberis, maisto parduotuvės. Aš nežinau iš viską ten valgo, ta prasme. Nes jeigu tu biški už $1. Jo, jeigu tu biški nesi tam lygiai, tai ir tu negali nueiti, žinai, į farmers market, tai labai blogai. Labai brangu ir rezervacijas ten maistui. Žinau, kad gauti reikia mėnesius ir restoraną turiu omeny. Kai kada, jo, yra tikrai tokių restoranų, kur iki po šiai dienai niekaip negaliu, net aš su savo kontaktais neišeina man papulti. Taip. Tai žodžiu, tai aišku, aš pakeliavus, žinai, per tas
pagrindinius tos miestus, tai iš tikrųjų Los Andželas yra tas toksai viduriukas. Jisai yra ir city life, bet yra ir tokio, žinai, atsipalaidavimo labai, tos laisvės būti, kuo tu nori. Žinai, niekas čia tavęs nesmerkia, tu čia gali raudonais, geltonais plaukais vaikščioti. Tai, žinai, yra va tas toksai labai fainas. Tai Victoria Beckham yra pasakius, kad Los Andželas yra žvaigždžių netgi reabilitacija, kur tu gali tiesiog patogiai apsirengti ir savo keliauti. Aišku, man atrodo, Los Andželas paskutiniais metais yra labai pasikeitęs, nes tapo toks turinio kūrėjų sostinė. Tai va čia gali pamatyti ant gatvės savo filmuojasi, žmonės video daro ir panašiai. Bet tai pagyvenus vat New York'e po tos tavo patirties, tai tau vis dėlto Los Andželas, tu nesvarstai New Yorkas, Miamis, nes aš visada sakau, kai esi emigrantas jau ar taip toli gyveni nuo Lietuvos, kodėlgi nepabandyti skirtingose vietose pagyventi, kodėl vat išsirenka labai dažnai lietuviai Čikagą ir ten gyvena. Ir atrodo, kad jie yra priversti, ten negali kažkur, nors yra ir Teksasas, ir Arizona, ir Miamis, New Yorkas, Los Andželas, tai tau jau tu žinai, kad tau Los Andželas. Mane kažkaip tas LA, žinai, tas LA atsitiko dėl muzikos iš vis, nes kaip ir buvo planas, žinai, kurti muziką čia. Ir taip išėjo, kad, žinai, mano antra pusė, jisai irgi yra iš Kalifornijos, gyvena daug metų Kalifornijoje, tai jeigu aš gyvenčiau, žinai, New York'e, tai būtų tiesiog labai didelis atstumas ir laiko skirtumas, aišku, būtų sunku matytis. Bet, žinai, nėra labai sunku įsimylėti LA dėl oro ir dėl to gyvenimo, žinai, tai jo, tai taip gavosi, kad aš nusėdau čia ir tiesiog vien dėl to, kad buvo būti kartu lengviau. Kitas dalykas, mano mamos sesuo išsikraustė iš New Yorko į Bostoną ir kaip ir nebebuvo ko ten būti, žinai, tai vėlgi čia kaip ir tas klausimas, ne, kodėl lietuviai dažnai renkasi Čikagą, nes tikriausiai kažkas kažką pažįsta ir važiuoja pas kažką. Pagalbos kažkokios. Tai va, nes tikrai, kai tu visiškai vienas esi ir atvažiuoji į nepažįstamą miestą, be proto sunku, tai va, tai kažkaip tas LA va taip va ir gavosi. Šiai dienai, kadangi tų draugų, žinai, yra tai ten, tai va dabar skrisiu į Miami pabūsiu, tai visą laiką, žinai, yra tas toks eksplorinimas, jisai nesibaigia. Ir miestai, ir šiaip galiu pasakyti, kad tikriausiai pastebėjai, kad daug miestų kūrėsi. Ta prasme, dabar Dallasas jau, žinai, labai, ta prasme, labai daug developmento visur vyksta, nes iš tikrųjų žmonės pradėjo daug daugiau migruoti per pandemiją į kitus miestus. Kur sutaupo, kur saugiau, mokyklos. Tas pats Miamis. Miamis buvo iš vis, ta prasme, niekam neįdomus iki pandemijos. Ten net aš turėjau pažįstamą, kuri buto niekaip nepardavė ir dar už labai gerą kainą. Dabar dvigubos kainos, be proto brangu, atsirado žiauriai daug trendinių vietų, pusę New Yorko suvažiavo, kas dėl taksų, kas dėl kažko, nes politinių priežasčių. Aišku, kiekvienas steitas turi skirtingos taksus. Žmonės, kas turi verslus labai, kaip sakant, jau tame lygyje, kur keičia situaciją, renkasi pusę metų būti kažkur, kur tiesiog valstybei mažiau mokėt. Nu tai va, tai tie miestai labai keičiasi, tai tas pats Miamis pasidarė toks labai įdomus visiems. Nežinau, aš nesu flip-flopų ten, ta prasme, žmogus, man patinka kur aš galiu apsirengti kostiumą. Dėl to man ir atrodo, kad tau New Yorkas turėtų labai tikti. Pagal mano charakterį ir, kaip sakant, temperamentą, New Yorkas yra numeris 1, kultūros ir tikrai pasaulio centras. Bet gal žmonėm papasakosim, nes iš tikrųjų tikriausiai, kas nekeliavę Amerikoje, net nesupranta, kiek gali skirtis Los Andželas nuo New Yorko. Labai. Ta prasme, maistas ir iš viso, kai nusileidi, ta prasme, kitas vaibas. Jau taksistas ant tavęs rėkia, kad greičiau čia, ko tu čia. Jie labai yra tiesiai viską tau į akis pasako, gal lietuviam net priimtinesnė būtų ta kultūra. Los Andžele žmonės yra labai tokie savo pasaulyje, tokie šilti, juos gali gal net labiau įžeisti. New York'e tu labai sunkiai kažką įžeisi. Jiem atrodo, tiesiog pasakysiu tau ir vat tu savo daryk. Ir jo, ir stilius man jisai tokis labiau klasikinis, vat jeigu man reikėtų pasakyti, apibūdinti New Yorko stilių, aš net gal ir pasakyčiau, kad tu rengiesi kaip New Yorkietė. Taip. O Los Andžele yra tie tokie dideli baggy jeans, ten visokios skarelės ir taip toliau. Ir
Ir Miami iš viso yra, iš tikrųjų, ten va tie tokie šilkiniai marškinėliai. Ir... Aš net neturiu rūbų Miami. Dabar reikia man užsisakyti naujas sukneles, nes ten vienu žodžiu viskas, va taip, aš žinai, ta prasme. Jie nebijo apsinuoginti. Ten tiek daug nuogo kūno, kad... Dėl to, kad ten yra labai daug lotynų amerikiečių, Kuba ir panašiai, bet ir maistas ant kiek skiriasi. Pavyzdžiui, New York'e, man atrodo, kad ten yra tokia restoranų vakarinė kultūra, steakhouse ir panašiai, o Los Andžele čia yra geriausia pusryčiauti ir pietauti, nes yra labai daug vietų ir labai daug tų kavinukių ir kavos, kiek galėtų mačų dabar čia užėjusi mada ir taip toliau. Nu, labai skiriasi iš tikrųjų. Ir čia net Los Andželė skiriasi net West Hollywoodas nuo Santa Monikos, nes valandos laiko atstumas maždaug yra, tai vat žmonėm tikriausiai keliaujant, vat man kai atvažiuoja žmogus, vat lietuvis į vieną kažkokią valstiją, tarkim, Čikagoje pabūna, tose suburbsuose, žinai, ir nueina ten į kažkokią vieną suburbsų parduotuvę, pamato ten kaip kažkoks didesnis žmogus, negražiai apsirengęs ir jie jau sako, kad čia yra visa Amerika. Tokį vieną mačiau žmogų, čia yra visa Amerika. Ir iš tikrųjų tai yra visai netiesa, nes kiek yra skirtumų tarp 3 didelių miestų, o kiek dar tose pačiose miestuose yra skirtumų iš tikrųjų. Taip, ir patys steitai labai skiriasi. Ir šiaip žmonės, kai jie atvažiuoja pakeliauti, čia galbūt savaitę, 2, jie visiškai, tai yra toks nepalyginamas dalykas, kai tu pagyveni, netgi aš galiu pasakyti, praleidusi 1,5 mėnesio New York'e, visiškai kitaip tą miestą matai. Ta prasme, kai aš anksčiau atvažiuodavau 4-5 dienas, aš visą laiką būdavau Upper East Side, žinai, tenais, į plazą, ten į Bakarat ir taip toliau, o kai tu jau ten po 1,5 mėnesio, kur mane sutiksi, tai Soho, Green Village ir ten taip toliau. Kur atsirenki, kur tau jau patinka, kur yra tikri vietiniai žmonės, kur nėra turistinės vietos ir aš net galiu pasakyti tam pačiam tose mėgstamiausiose spotuose, pirmadienį ar ten trečiadienį ar penktadienį, žinai, yra visai kitokie žmonės. Taip. Tai mes labai daug pakalbėjom iš tikrųjų apie tas tokias gražias visas dalis ir atvažiavimas ir svajonės ir karjera ir viskas skamba taip labai glamūriškai ir kaip tikrai svajonių šalis, bet ar buvo tau kažkokių liūdnų akimirkų, ar norėjai, kada grįžti atgal į Lietuvą, ar dar ateina tau tokios mintis kada nors? Žinok, pirmus 3 metus, aš tikrai turėjau tokių momentų, kad dažnai buvo ir to gulėjimo lovui, ir verkimo, ir visa kita. Aišku, prisidėjo prie to ir COVID situacija, nes aš negalėjau tiesiog grįžti, žinai, ir tas yra labai labai sunku. Taip. Tai va, bet tai buvo dėl ko? Dėl to, kad tėvų nebuvo draugų? Tai buvo kombinacinė situacija dėl to, kad, žinai, aš pradėjau kurti savo gyvenimą nuo nulio. Taip. Žinai, man reikėjo susikurti draugų ratą, susikurti pažinčių ratą, susikurti, žinai, veiklą. Aš su COVID realiai nustojau dainuoti ir baigėsi mano muzikinė karjera. Kas yra didelis tavo? Tai buvo toks big deal, aš man užtruko kokius, žinok, 2 metus virškinti ir kaip mane žmonės dažnai paklausdavo ten, žinai, Instagrame, ar tu vis dar dainuoji ir man būdavo taip, žinai, toks net nežinau kaip... Atrodo, kad kažką palikai. Kad aš feilinau save ir kitus žmonės ir aš nepasiekiau, žinai, ir tas pripažinimas to fakto, kad man nepavyko, buvo toks sunkus ir man užtruko labai ilgai laiko su tokiu lengvumu pasakyti, kad aš nebedainuoju, žinai, ir man tai net ištarti atrodė kažkoks kosmosas, nes tai yra kaip gyvenimas tau, tai yra mano visas gyvenimas, žinai, aš nuo 4 metų dainavau, ten ta prasme visą gyvenimą norėjau dainuoti ir čia kitaip atrodo net neįmanoma, ne? Ir čia kaip žmonės, žinai, nuo narkotikų negali nulipti, tai čia lygiai tas pats, tie žmonės, kurie scenoje man pritars tikrai. Ir, žinai, man reikėjo iš naujo surasti savo aistrą kažkokią tais. Ir aš esu pratus, žinai, dirbti ne dėl to, kad dirbti, aš esu pratus mėgautis ir uždirbti, žinai. Tai man reikėjo save iš naujo atrasti. Aš turėjau save iš naujo išrasti ir pastatyti ir sukurti. Tai va, tai buvo naujoje vietoje, nėra šeimos šalia. Ir, pavyzdžiui, mano vyras, jisai tikrai, žinai, man nieko net nešė ant lėkštutės. Ta prasme, tikrai jis man, žinai, kaip pasakyti, davė šaką. Žinai, turiu kur gyventi, visą kitą, aišku, jisai rūpinasi, kaip, žinai, vyras tas seno kirpimo, ar ne?
Bet jis tavo vidinių tikslų už tave nepasieks. Ne, ir jisai mane ir įsimylėjo už tai, kokia aš buvau, ne ta, kad, žinai, ten apie nieką. Jisai beje labai giriasi visiems, kad aš esu žvaigždė, sakau, tu jau pamiršk, sakau, aš jau nebe žvaigždė. Ne, look at her, žinai, tai toks juokingas man. O tu rodėjai jam savo dainas, koncertų žiūrėjo? O Jėzus, labai patinka jam ypač, žinai, bet aš nepamiršiu, vieną kartą aš jam rodžiau, žinai, mūsų pasirodymą Kakadu laidoj, tai buvo taip juokinga. Tai čia turi omeny su grupės, jo, su grupės. Jo. Sako, kodėl, sako, ten daug pensininkų, sako, sėdi, sako, kokie čia, sako, seni žmonės, žinai, o mes ten tai, žinai, maskatuojam tais trumpais sijonais, papai, žinai, ten krenta ir taip toliau, taip juokinga, žinai, ir sėdi pensininkai, žinai, su vipa, okei. Taip. Nu, bet Amerikoje yra egzotika, blondinės. Ir šiaip, ta prasme, jam tas visas, žinai, tas jam kaip kosmosas atrodo čia, žinai, tai va čia aš sužaidžiau, su šitu tikrai. Visada reikia naudotis, ką turi savo kišenį. Čia vienas Amerikos yra dalykas. Jo, mes dar apie tai pakalbėsim. Turi save parduoti. Jo, bet iš tikrųjų tai va, tai šitas momentas, žinai, yra, jo, jisai nieko net nešė ant lėkštutės, aš pati viską, kaip sakant, susikūriau iš naujo, žinai, ir aišku, tik ką gavau labai didelį stiprų palaikymą, bet tikrai buvo sunku, žinai, nemeluosiu ir neglaistysiu. Bet tikrai buvo sunku, nes, žinai, ir tos draugystės jau tokiam amžiui, žinai, taip lengvai nesigauna. Jau šiaip suaugusiems žmonėms yra sudėtingiau. Sudėtingiau ir mes visi turim savo bairių, žinai, tokių ir savo tų kampų tokių. Ir, žinai, čia tas pasakė, tą padarė, žinai, kažkaip, kai esi paauglys ir ten, arba ten, žinai, studentas, kažkaip lengviau, žinai, nes tu ir tavo interesai tada yra kiti, žinai, tu ten gal single esi, gali daugiau varyti visur out, lengviau yra susipažinti. Tai va, tai šitas momentas, žinai, buvo. Ir taip gavosi, kad kažkaip, žinau, prasilaužiau ir sako, reikia 5 metų. Ir, žinai, gal kokie tik tai 1,5 metų, kur esu jau taip, žinai, viskas. Čia yra mano namai ir net nebėra jokių klausimų, kad aš grįžčiau. Bet, žinok, pirmus 3-4 metus jo buvo, žinai. Ir dar, kai grįžinėjau. Bet ar grįžtum dabar dar į Lietuvą? Ne. Aš jau nebematau savęs ten, tiesiog dėl to, kad aš jau čia susikūriau, man čia gera, žinai. Tai va, bet tikrai reikia laiko. Dabar beje skaitau labai gerą knygą apie Elon Musk mamą. Ir iš tikrųjų ir patį jį kaip asmenybę, žinai, labiau suprast galiu, nes dabar žinau, kokie buvo jo tėvai, seneliai, žinai, ką jo mama turėjo praeiti. Iš tikrųjų, beje, labai rekomenduoju tą knygą, tikrai labai įdomus dienoraštis visas, žinai, tos šeimos. Tai jinai irgi buvo tas žmogus, kur, žinai, mėtėsi tarp skirtingų miestų ir šalių. Ir sako, va, 1 metais tu, žinai, iš viso nieko nepažįsti, nieko neturi. Jo, 2 metais jau šiek tiek pažįsti, pradedi kažką, 3 metais, žinai, tu jau įsigyveni ir pradeda važiuoti reikalai. Ir arba tu, žinai, apsisprendi ten toj vietoj likt, arba jeigu ten nepaeina, tu turi keisti kažką. Tai va, tai aš sakyčiau aš įsivažiavau per pirmus 1,5 metų ir skaityk tai buvo COVID ir aš susikūriau savo naujas veiklas, žinai, ir visa kita, tai va, tai užtruko man 1,5 metų ir jau kai pradedi važiuoti, žinai, jau kai atsiranda ką veikti, nustoji ten į lubas žiūrėti, jautiesi ne šiaip kažkokia tai, žinai, namų tvarkytoja, nes tikrai žinai, iš raudonų kilimų mama apdovanojimų tenais, žinai, į pižaminės kelnes ir ten tualetus, žinai, ir nu, visa ta namų raša, nu, tai COVID, tai ko tu nori, žinai, ten nieko mes neturėjom, nei pagalbos, nieko, žinai, tai labai buvo viskas būtiška ir labai paprasta. Čia visam pasauliu buvo visam šokas. Pasauliu, jo, tai va, ir tikrai buvo, nu, žinai, labai fainas laikas ir mum kartu ir mano labai didžiulis asmenybės augimas. Sakyčiau, asmenybės ir visako augimas ir tokia absoliuti transformacija į kitą gyvenimą. Tai va. Bet dabar tu papasako, kaip tu iš vis atvažiavai ir per ką ėjai, ar tau buvo lengva adaptuotis Amerikoje, nes tu atvažiavai, kaip ir minėjai, tu buvai mokyklos dar. Taip. Tai mūsų istorijos ganėtinai skiriasi, iš tikrųjų, tu sakei, man atrodo, 29 tau metai buvo, kai tu atvykai. Taip. Ir tikrai jau aš neturėjau nei karjeros, iš tikrųjų, aš save laikiau labai daug pasiekusi. Man tai patinka. Ir aš sakiau, mamai, kaip tu čia dabar galvoji, aš paliksiu savo muzikos mokyklą, savo jėzuitų gimnaziją ir taip toliau, todėl kad tai buvo mano toks laikas, mano 15-16 metų, kai aš
žinau, ko aš noriu ir aš ėjau ir to siekiau. Ir man tėvai būdavo tik tais tokie žmonės, kuriuos aš pasakydavau, mama, reikia nueiti šitą interviu dabar pakalbėti su direktorium, čia reikia parašiuko, tėti, man reikia, kad sumokėtum už mano ten privačią gimnaziją, nes aš nenoriu eiti nemokamą mokyklą. Ir tai žodžiu, aš jau buvau tokia, kur aš žinau, ko aš noriu, žinau, kas yra man svarbu ir taip gavosi, kad mano tėvai yra ganėtinai senai išsiskyrę, bet jie palaikydavo santykius, tai būdavo kartu, tai nebūdavo ir galiausiai išsiskyrė ir mano mama nusprendė, kad reikia kaip ir tau išvažiuoti kažkur kažką naujo patostogauti iš tikrųjų, nebuvo irgi plano kažkokio išvažiuoti. Ir mes aplankėme mano mamos draugę Čikagoje. Jinai gyveno Lietuvoje prieš tai, turėjo savo grožio saloną ir jos visus tos metus išlaikė labai artimus santykius ir ką, ir mes atvažiavome į Čikagą, mums čia viskas buvo nauja ir įdomu ir aš apie tą Ameriką iš tikrųjų labai mažai žinau, man net nebuvo taip, kad aš labai kreipiau dėmesį į tos didelius automobilius ar ten didelės gatves, ar ką čia jie valgo, man tiesiog viskas buvo įdomu ir galvau, wow, kaip čia gali žmonės taip gyventi. Tai tau nebuvo to tokio, tipo, ne, man nebuvo, man buvo viskas labai įdomu ir apskritai aš esu toks labai pozityvus ir optimistiškas žmogus, kad manęs neerzina labai daug dalykų. Ta prasme, jeigu man kažkas nepatinka, pavyzdžiui, ten kažkas sako pienas neskanus, tai aš kitą parduotuvę susirasiu ir nusipirksiu, kur man skanus yra tas pienas ir aš visiškai nešvaistau savo energijos tokiam dalykam. Ir todėl man viskas buvo labai įdomu, mes atsimenu, mano mamos draugė ir Cheesecake Factory mus nusivedė. Aš beje nebuvus nei karto. Ta prasme, tu juokauji, čia yra kultūrinis. Dar mes kaip tik su vyru šnekėjom, sakau, tu įsivaizduoji, sakau, aš nei karto nesu valgius Cheesecake Factory. Mes turime nueiti ten. Tai gerai, mes. Ta prasme, ten, okay. Aš žinau visą meniu ir žinau, ką reikia užsisakyti. Padarysim tik toką. O tikrai taip. Tai ir Cheesecake Factory ėjom ir Costco parodė, ten įvairiausių pripirko desertų, man buvo viskas skanu, viskas gražu, viskas įdomu. Ir taip gavosi, kad tuo metu mano mamos draugė, aš nežinau, ar jos turėjo kažkokius pokalbius, kad mano mamai būtų įdomu atvažiuoti. Ir kažkurio tai metu mano mamos draugė supažindino ją su, kas dabar yra mano patėvis, ir žodžiu, ir jie bendravo per Skype'ą. Suvedė matchmakerą, žodžiu. Va taip ir buvo iš tikrųjų. Ir galbūt norėjau, aš irgi esu taip su draugiam dariusi, kad pakviečiu draugės kažkur kartu, kad supažindinti su vyro draugais, taip, kad mes būtume vienam rate. Taip. Čia toks geras dalykas. Būtent. Tai žodžiu, galbūt norėjau mano mamos draugė proga yra atsivežti draugę į Ameriką ir dar turėti kažkur šalia. Ir taip. Žodžiu, ir taip, tai jie bendravo per Skype ir taip gavosi, kad mes vėliau atvažiavom vasarą aplankyti jį. Ir ką, ir jis tada mano mamai jau pasakė tą ultimatumą, ar važiuoja į Lietuvą viena, ar mes liekam kartu. Ir aš neatsimenu, kaip mama man pristatė šitą idėją, man atrodo, kad jinai man nedavė pasirinkimo. Tiesiog aš buvau pasakiusi, kad man yra svarbu pabaigti muzikos mokyklą, man svarbu yra mano diplomas, pabaigsiu 10 klasių, nes vis tiek ten gauni tą lietuviškos mokyklos 10 klasių pabaigimą ir tada aš atvažiuosiu. Ir man patiko Lietuvoje gyventi vienai. Man patiko, ne tai, kad vieną aš visą laiką turėjau tėtį, kuris man buvo pasiruošęs padėti, bet sakau, kaip žmonės kartais galvoja, kad tėvai jau paliktų vieną vaiką ir kad jie ten nusiaus namus ir bus tik tais vakarėliai, tai pas mane taip nebuvo. Pas mane būdavo, aš išeinu į mokyklą. Ir po mokyklos tiesiai į muzikos mokyklą grįžtų 7 valandą, gal kokia draugė atvažiuoja, suši nuvažiuojam kažką suvalgom, bet tikrai nebuvo kažkokių vakarėlių ir man tai buvo taip svarbu, ta mano tokia akademinė karjera, kad man buvo tą labai sunku palikti ir aš atsimenu net mamai taip buvau užmetusi, kad žinok, aš nesvajoju ten važiuoti pas tave ir mamai buvo labai skaudu, nes tuo metu tu esi negalvoja apie tą šeimos vertybės ir gal jausmus taip, kiek tu nori iš pasaulio pasiimti. Tai tu buvai toksai tvarkingas vaikas. Taip, aš su savo nuomonė, bet tvarkinga ir žodžiu, ir galiausiai man atėjo tas laikas, kai jau turėjau apsispręsti ir mama sako, važiuosim, mes tau suteiksim galimybę eiti į amerikietišką gerą mokyklą, kokią tu išsirinksi ir taip mane papirko. Dabar norit paklausti, kaip tavo draugai reagavo, nes aš kaip suprantu, tu tokia, žinai, turėjai savo ratą draugų ir tikriausiai tau reikėjo pranešti tą žinią, kad
kad va, tu jau išsikrausiai, nes aš to neturėjau, žinai, aš pripratinau savo draugus ir aplinką per laiką, kad, žinai, aš ten važinėjau ir galiausiai ir nusėdau. Matai, aš neatsimenu to tokio tikslaus momento, kai tai įvyko. Aš atsimenu, kad mano mama jau buvo Amerikoje ir todėl tikriausiai visiems galbūt buvo ta tokia mintis atėjusi, kad aš galimai galėsiu kažkada išvažiuoti, o kada taip jau oficialiai pradėjau sakyti žmonėm, aš tiksliai neatsimenu. Žinau tik tais, kad buvo kažkuris laikas, nes aš su draugiam kalbėjau ir atsimenu mano viena draugė Gabrielė, aš labai pergyvenau, kad paliksiu savo draugus, man tuo metu draugai atrodė viskas, čia mano, kaip aš išgyvensiu be jų. Ir mano draugė man pasakė, nors mes buvom 16 metų mergaitė, sėdėjom, Akropolį buvo, man atrodo, ten Čili pica buvo, ten, kur yra prie Akropolio ledo, ten čiuožyklos ir ten giliau. Ir jinai man sako, žinok, draugai už tavęs tavo gyvenimo nenugyvens. Labai protinga draugė. Tikrai 16 metų merginos čiliakas savo valgo ir draugai už tavo gyvenimo nenugyvens. Ir aš tada man taip įstrigo tie žodžiai ir aš tikrai taip pagalvojau ir buvo labai daug žmonių, kurie bandė mane atkalbėti. Jie buvo žmonės net iš mano mokyklos, Jėzuitų gimnazijos. Man sakė, kodėl tu važiuoji į tą Ameriką, tu gali čia Lietuvoje būti žvaigždė, o Amerikoje būsi viena iš milijono. Oh my God. Ir aš atsimenu, labai man įstrigė ir senelis irgi mane labai terorizavo, iš tikrųjų, bandė tokias psichologinės taktikas panaudoti. Kaip tu paliksi tėtį? Vat. Kaip tu drįsti? 16 metų mergaitė. Bet čia, žinai, aš labai džiaugiuosi, kad to mama priėmė tokį sprendimą, žinai, ir kad tai viskas susiklostė, nes iš tikrųjų, žinai, aš tiek esu daug klausius ir skaičius įvairiausių knygų, žinai, tie dream stealeriai kartais yra patys artimiausi žmonės. Taip. Tai va, o šiaip man įdomu, tu bendrauji dar su kažkuo iš Lietuvos ar ne? Turi su kuo dar, žinai, palaikai tokius ryšius, nes aš asmeniškai tai realiai labai mažai, žinok, kažkaip, bet gal ne dėl to, kad aš net norėčiau, žinai, tą ryšį palaikyti, bet, su kai kuriuom, tiesiog, natūraliai, žinok, nutrūko. Mano draugas dabar yra mano Instagramo draugas. Tai su juo mes, žinok, pakalbame apie gyvenimą ir labai fainai. Tavo auditorija turėjome. Jo, yra kelios, tikrai fainos panos, kur sakiau, viena atvažiuoja. Jaučiu, jeigu, žodžiu, žiūrės, tai tikrai žino apie ką. O kai kurios tikrai labai labai fainai bendraujam ir pakalbam apie viską ir sakėm, susitiksim jau, kai grįšiu, tai tikrai šampaną gersim. Taip. Matai, yra lygiai taip pat, kaip aš sakau, kad jeigu tave vienintelis dalykas, kuris tave vienyje, kad jūs esat lietuviai, tai nereiškia, kad tai bus tavo labai geras draugas. Lygiai taip pat ir su tais vaikystės draugais. Man atrodo, kad jeigu jūs nieko bendro neturit, tai visiškai yra gerai paleisti žmonės. Jie kažkuriuo tais gyvenimo etapu to buvo svarbus. Ir pas mane yra likusios draugės. Iš tikrųjų, mes su mano vyru Algirdu darėm savo antras vestuvės Lietuvoje. Ir mes iš tikrųjų kai mes galvojam, labai dažnai žmonės renkasi, kur pas juos yra daugiau draugų. Ir pas mus aišku, kad yra Amerikoje, todėl kad ir mano vyras čia pabaigė gimnaziją ir aš, ir mes jau čia nuo 11 klasės, tai jau tikrai dauguma draugų yra čia, bet kai mes rinkomės, mums svarbiausia buvo, žinoma, pasirinkti, todėl kad yra šeimos daugiau Lietuvoje, mums tiesiog logistiškai tai buvo daug lengviau. Ir kad būtų tiesiog žmonės, kurie mums teikia kažkokius gerus jausmus. Ir mes turėjom labai daug žmonių, ką pasikviesti, ir tai nėra žmonės, su kuriais aš kalbu kiekvieną dieną. Bet tiek kažkurio mano gyvenimo momentu, ir tai buvo kritiniai momentai, tai ar vaikystės draugai, ar klasiokai, ar su kažkuo, kur dirbom ir man buvo tai svarbu žmonės. Ir mes juos pakvietėm ir tikrai buvo žmonių, kuriuos mes norėjom pakviesti ir matyti savo vestuvėse, tai aš negaliu sakyti, kad mes neturim ten draugų, ten visada bus likę žmonės, kurie mums yra labai labai svarbus ir aš esu toks žmogus, kur sakau, man nereikia kiekvieną dieną su tai žmonėm kalbėti, kad aš žinau, kad jie ateis ir pasidžiaugs ten už mane, bet taip draugų šiaip nuvažiavus naujų neieškau, ką susitinku su savo senom draugiam. Tiek ir yra. Tiek ir taip. O klausyk, tau buvo kažkoks kultūrinis šokas, nes, žinai, yra labai daug stereotipų apie Ameriką ir amerikiečius. Kaip tu prisimeni, koks didžiausias tavo šokas buvo, kai tu atvažiavai, kas tau buvo labai keista? Matai, aš atvažiavau iš tikrųjų į tą vidurinę, į savo tą gimnaziją ir ten buvo tiek daug dalykų, kurie mane nustebino, man net sunku, žinok, juos įvardinti. Įvardink 3 dalykus, kurie, aš įvardinsiu 3 ir gal tu pasakai kelis. Aš gal pasakysiu iš tos jaunimo pusės, vienas dalykas, kuris mane labai suintrigavo, tai kad žmonės čia buvo labai tokie
atviri kalbėti apie visokias seksualinės temas. Aš nežinau, ar tu žinai, bet čia mes kalbam apie gimnaziją, apie žmonės, kurie 16, 17, 18 metų ir visa ta hookup kultūra ir panašiai iš tikrųjų tas yra. Tai matai, tu patyrei tai, ko aš niekada nepatyriau. Taip, tikrai žinai, aš neturėjau jokios akademinės patirties šiandien, aš nesimokiau, žinai. Tai va, labai taip, įdomu, tai tos merginos, kur, žinai, kur ir trumpesnės suknelės ir panašiai. Lietuvoje mes esam daug konservatyvesni ir aš Lietuvoje tikrai ir 15-16 metų eidavau ir tos naktinius klubus ir visko esu mačiusi, bet ten yra kitaip. Mes galim turėti žiauriai gerą vakarėlį ir vartoti alkoholį, bet tu čia atvažiuoji ir tas jų alkoholio vartojimas persikelia į tą kitą lygį. Tai mane tas dalykas nustebino ir vėliau gal pradėjo man daug įdomių dalykų buvo, iš tikrųjų, tikriausiai reikėtų išsirinkti etapus kažkokius, kur, žinai. Tai va, kaip tu buvai, žinai, studentiškam etape ir kai jau dabar esi adult etape, ar ne? Pavyzdžiui, man tai, žinai, kas čia buvo keiščiausia, nu, aišku, tu tikriausiai irgi sutiksi, politinis susiskaldimas, tai yra žiauru. Bet čia, man atrodo, naujas dalykas. Prie Obamos aš to nejaučiau. Taip. Ai, nu tai va, tai tu gal turi su kuo palyginti. Čia gal aš nesu kritikas, žinai. Taip. Tai va šitas dalykas mane labai, žinai, ta prasme, apskritai. Bet Lietuvoje dabar tu žinai, koks ten yra susiskaldimas. Ten užtenka paskaityti komentarus, man atrodo, kad visas pasaulis. Jo, tai gal čia tas ir social medijos ir apskritai per COVID labai daug pasikeitė, žmonės kažkaip iš vis labai pradėjo viską žiūrėti, žinai, gal nebūdavo. Jautriai labai, taip. Ir jautriai. Tai va, tai mane labiausiai tai šokiravo tas, žinai, labai politiškumo žmonių, kad, žinai, žmonės, ta prasme, vos ne, tu net negali išreikšti savo politinių pažiūrų, nes, nu, tu gali, draugystę gali nutrūkti. Turi būti politiškai korektiškas. Jo, 100%. Tai kažkaip Lietuvoje tai iš vis visiems dzin, ten kas ką, už ką, ir ten nieks iš vis tų temų negvildena. Čia jau mes, žinai, ir jeigu tu kritikuosi, nenustosiu tavimi bendrauti. Jo, tikrai, pravažiuojam čia vienu žodžiu, nesmė. Tai va šitas mane labai, žinai, iš tikrųjų. Bet žinai, dėl ko aš galvoju, kad taip yra? Todėl, kad čia yra labai daug skirtingų kultūrų, rasių ir religijų. Ir man atrodo, kadangi Lietuvoje mes labai panašus esam. Ta prasme, mūsų istorija yra ta pati religija, ta pati tradicijos, o čia vat žmonės, tu gali kažką vat netai pasakytum, kažką apie... Ir kažkieno interesus užgausi vienu žodžiu. Užgausi 100%, tai čia turi žinoti visada. Tai mane vat šito tikrai ir ypač Los Andžele, mane tas labai išmokė, žinai, visą laiką 5 žingsnius iš visų kampų pažiūrėti. Gerai, jeigu pasakysiu taip, kas įsižeis, jeigu pasakysiu taip, kas įsižeis, žinai. Tai va šitas, ir žinai, kas man dar buvo šokas, kad čia visi vieni kitus paduoda į teismą dėl visko. O tu žinai šitą istoriją, kad 3 moteris Kalifornijoje praeitais metais padavė Hermesą į teismą dėl to, kad jos negavo rankinių. Manęs visiškai nestebina. Tai va, ir šitas beje galit pasigūglinti ir pasižiūrėti, vadinamas tying, pririšimas prie kažkokio tais brando, nu tu pušini žmonės pirkti tam, kad gautum tai, ką tu nori. Ir čia yra tipo nelegalu. Tai tu įsivaizduok, aš tiek juokiausi ir dar su savo asistentu mes tiek juokėmės ir beje, šita byla jau turi settlement ir, žinok, jos gavo pinigų ir nemažai ir jeigu aš dabar bijau nusišnekėti, vienu žodžiu, ar buvo settlement, ar 500 000, kažkas tai tokio. Na, aišku, jiem ten, žinai, į metus daro 30 milijardų, jiem ten, žinai, kaip sakant, jie turi draudimus, gal aš nežinau, gali išmokėti, bet iš esmės tu įsivaizduok. Tu pavadinsi kažką ten, aš nežinau, tave gali į teismą paduoti. Bet tai čia ne tik su korporacijos. Man atsimenu, kai aš tik atvažiavau, man patė vis pasakė, niekada nesugalvok rodyti kažkam vidurinio piršto. Nes tave apkaltins rasizmu, ypač jeigu dar bus juodaodis. Ir Lietuvoje čia įdomu. Taip, ir kad nesimuša čia žmonės, nes kai aš atvažiavau ir susipažinau su labai daug žmonių Čikagoje, mano patėvis irgi, man atrodo, turės, jau dabar jau ten susitvarkė su advokatais, visi lietuviai yra įsivėlę kažkuriuo tai savo gyvenimo etapu, tik atvažiavę į muštynės. Ant visų yra parašytas pareiškimas. Ir po to tu išsitrinti yra labai labai sudėtinga. Tau ir žalia korta yra labai sunku. Tikrai taip. Tai čia žmonės nesimuša, nerodo vidurinį pirštą, nors dabar jau yra pasikeitę iš tikrųjų. O kaip, sakyk, visiems lietuviam, kai atvažiuoja, jie sako, kad amerikiečiai yra fake, kad netikros šypsenos ir per daug malonus. Kaip tau dabar bendraujasi su amerikiečiais? Tu jau pripratai? Man, žinai, koks buvo momentas, reikėjo labai atprasti
žinai, kai jie įeini į liftą ir sako, hi, how are you? Taip. Tai iš tikrųjų jie neklausia, žinai, čia kaip labas. Arba how is your day going, žinai? Taip. Jo, how is your day going? Ir tipo, it's going good, how about you? Tai nereikia iš tikrųjų nieko sakyti, tu gali pasakyti tiesiog, hi, žinai. Taip. Tai vat, buvo tas, žinai, momentas, kai aš irgi galvoju, jie čia, žinai, šypsosi, kodėl jos amžinai klausia, iš kur mano batai, o dabar patikėk manim, kai man kažkas patinka, aš irgi, žinai, I like your bag, where is this from? Kažkokios geros energijos pasikrauni net nuo tiesiog, to. Žinai, tu išmoksti sakyti komplimentus, ypač moteriai, nes Lietuvoje, taigi Dieve tu mano, ten ateini, žinai, gražiai apsirengus, tai nužiūrės, bet nieko nepasakys. Apkalbės. Yra net TikToko toksai trendas, kur rodo, kad jeigu ten kažkas... Ir čia ne tik Lietuvoje, čia, žinai, Rytų Europos, slavų kultūra ir taip toliau, žinai, moteris tikrai jaučia didelę konkurenciją. Aš čia jaučiuosi, kad moteris viena kitą labai gali, žinai, pakelti viršų, pastumti, žinai, ir įpūs tokios motivacijos. Pavyzdžiui, žinai, kaip pas mus nebuvo labai ten įprasta, žinai, tarp draugių Lietuvoje, nežinau, kaip pas tave ten, žinai, viena kitą žiauriai girt. Nu, aišku, yra tokių draugių, bet ne visos. Čia, žinai, ir su panom, ir dar, žinai, tos, kurios daugiausia turi, gražiausi, ten didžiausi deimantai, tom, kurios, žinai, iš vis gal ten paprastai, žinai, visada pasakys komplimentą. Ir, žinai, tu to išmoksti, tu kažkaip priimi tos kultūros ir pati tokia šiltesnė pasidarai. Ir, žinai, labai daug kas sako, bet intencija, sako, jam labai svarbu, kad jeigu jos neturi omeny, kad čia labai gražu yra, kodėl taip sakyti. Bet man atrodo, kad pas jos yra tiesiog taip, kaip socialinės tokios normos kalbėjimo, kad ta prasme, kaip pasisveikinti yra mandagu, taip ir pasakyti komplimentą, vos ne taip, kad tu pamatai žmogų ir tu turi bent vieną dalyką rasti jame, kurį norėsi pagirti. Ir tai yra, man atrodo, labai geras dalykas, aš irgi šitą dalyką išmokau, nors yra ir blogų dalykų, kuriuo esu išmokusi iš amerikiečių. Pavyzdžiui, vaikščiot su kojinėm ir sandalais. Mano sesė taip yra, man dar tai yra nepriimtina, bet esu tikrai tas nesusišukavimas ir jo, pavyzdžiui, gali ten apsipilt kavos ir man reikia parduotuvę greitai nueiti. Nu ir man nesvarbu, aš nueisiu su ten kažkokia mini dėmė likusi Lietuvoje gyvenime, neišeičiau, net nesusišukavusi. Su pižama gal ne. Jo, ne, pižama ne, too much, ne, aš irgi ne. Bet esu mačiusi, kai skrenda žmonės su pižamom, kad vaikus atsiveža į, pavyzdžiui, į turgų. Mačiau Pacific Palace, atsivesdavosi ir man atrodydavo, bet jeigu tas vaikas ateina su pižama, tai po to ir miega po to su visom tom bakterijom, kam su ta pižama? Nu, nežinau. Man, žinai, kuris tiesiog yra, man pradeda, žinok, įsijungia akies tikas, kai žmonės vaikšto su batais namuose. Kas čia yra per nesąmonę? Tai, pavyzdžiui, žinai, mano tos, tarkim, rusės ar ten ukrainietės, ten draugės, tikrai iš tų visų, žinai, šalių daug mūsų rate yra, tai jos niekada taip nedarysi, visada, žinai, paklausti, tu nori, kad aš nusimčiau ar ne, bet amerikonai iš savo namuose vaikšto su batais. Kas čia per nesąmonę kažkokia? Tai yra tas toksai, žinai, momentas, kur man pavyzdžiui, erzinantis, žinai, dalykas. Aš tikrųjų, kadangi mano turinys yra tokiam temam labiau amerikietiškam, tai mane žmonės dažnai šito klausimo klausia, bet aš esu statistiškai pasižiūrėjus, kad, žinok, virš 80% žmonių nusiema batus. Ypač todėl, kad čia yra labai daug skirtingų kultūrų, yra arabų, yra azijiečių ir taip toliau. Pas juos ten iš viso namuose yra kitos taisyklės. Tai kartais mes pamatom tokius dalykus ir ten yra, kažkokie tai specifiniai žmonės, bet nebūtinai yra, kai žmonės grįž į Lietuvą ir sakys, Amerikoje, žinok, visi vaikšto su batais. Tai iš tikrųjų taip, tai nėra tiesa ir sakau, kartais reikia pasižiūrėti į statistikas ir man kažkada irgi čia komentarą nesenai rašė, kad wow, čia amerikiečių IQ yra labai žemas ir aš tiesiog greitai statistiką pasižiūriu, bet amerikiečių IQ pasirodo, kad yra aukštesnis negu lietuvių. O mes vis tiek parsivežam tą informaciją ir kad batus nešioja, ir kad IQ mažesnis, ir geografijos nežino ir taip toliau. Bet aš galvoju, kad tai yra tiesiog dėl tolerancijos trūkumo. Šiaip lietuviai yra labai netolerantiški žmonės ir jie tokie, žinai, labai mėgsta teisti ir jie pasigauna vieną kažkokį, žinai, tenais ir pradeda, žinai, važiuoti ant tos istorijos, grįžu, žinai, ten jie ten tokie, šiokie, anokie ir visa kita. Bet klausyk, tu papasakok man, ar tu kažko pasilgsti, bet dabar, žinai, vis tiek jau, kiek tu metų gyveni Amerikoje? Mes Amerikoje dabar gyvenam, toj pasakysiu tau, man atrodo, nuo 2011 metų ar kažkas tokio, tai 13, man atrodo, kažkur jau metų bus. Tai, žinai, kaip yra,
Aš nedegu noru grįžti į Lietuvą visada, ta prasme, kad gyvenčiau to, aš žinau, kad yra tikrai labai daug tokių lietuvių, kurie emigracijoje gyvena, emigracijoje ir vat nori grįžti, tai pas mane šito dalyko nėra, todėl kad aš čia jau esu nuo 11 klasės ir čia yra mano ir draugai ir aš geriau suprantu tą sistemą, taip, čia yra mano namai ir Lietuva labai sparčiai keičiasi ir žmonės labai dažnai pabrėžia, kad koks mūsų gražus Vilnius ir taip toliau, bet jis keičiasi nebūtinai į tą šalį, kuri man yra tobula šalis. Man lietuviai apskritai tampa labai skandinaviški. Ir tai nėra mano, taip, ne mano. Aš, pavyzdžiui, geriau rinkčiausi galbūt į Dubajų važiuoti, jeigu man kažkur kitur reikėtų, ne Amerikoje, bet ar į Lietuvą norėčiau, nes tas toks minimalizmas, tai ne mano yra. Lietuva keičiasi į kitą šalį, kurios aš nepažįstu ir todėl aš labai sunkiai save galiu ten įsivaizduoti. O kažko pasilgsti? Maisto pasilgstu. Taip, bet žinok, ir dabar iš Čikagos dėjomės į lagaminą šakoti. Stories. Vytintas dešras. Tai va ten, kai grįžtam, labai fainai, kad yra daug lietuviškų tų tokių užkandinių, kur galima nusipirkti. Tu nuvažiuoji nusipirkti lietuviškų produktų? Aš tai žinok, reikės tavęs paklausti, kur tu važiuoji. Aš važiuoju į rusišką ten kažkokią parduotuvę, kuri turi irgi ten visokių ten rusai, uzbekai, armėnai, taip. Lietuviai nebeturi čia, žinok, Los Andžele, kažkaip nepasisekė. Aš nusipirku grikių tenais. Taip. Tai va, mano būna grikiai, bet jo, žinok, duona, pavyzdžiui, tai visą laiką mama atvažiuoja, tai man gera kepala duona. Aš tau parodysiu, nes aš žinau, kur labai geros izraeliečiai, žodžiu, kepa labai gerą duoną, bet pas mus tai, jeigu einam, tai zefyrai, sureliai, koldūnai, grietinė, sviestą, perkam lietuvišką. Taip. Klasika. Aš tai, žinai, labiausiai va to švaros pasilgstu. Švaros gatvėse ir kaip tik šiandien žiūrėjau. Tikrai, Lietuvoje pagirtina, taip. Jo, tai žinai, man buvo labai sunku, aš visą laiką vyrui sakydavau, nusakau, man akis kraujuoja, kodėl jie čionais, žinai, taip šiukšlina. Kai aš pamatau, kai kas nors važiuoja, žinai, ir išmeta šiukšlę, man norisi privažiuoti ir jam, žinai, kažką, nu, ta prasme, arba paklaus, kodėl jų šiukšlina. Ta prasme, ir žinai, ir tu matai, kaip skirtingai mes visi esam užaugę, žinai, pavyzdžiui, aš prisimenu, aš numesčiau šiukšlę, man ranką nukirptų, žinai. Dabar esmė buvo tas labai stiprus mentalitetas, žinai, kad taip tvarkingai gyventi, žinai, būti tvarkingu žmogum. Aplink save apsižiūrėti. Jo, tai šito aš tikrai labai pasilgsiu, bet ko nepasilgsiu, tai iš tikrųjų tos, žinai, galbūt to suvaržyto gyvenimo, to, žinai, demotyvacijos, pesimizmo. Jo, pesimizmo, va šitų dalykų ir gal dėl to, žinai, taip viskas persivertė jau, kad dabar kažkaip savęs irgi nebematau, žinai, Lietuvoje, nes kažkaip tu taip pripranti, žinai, gyventi tokioje laisvėje, kaip nori, nieks tavęs neteisia, kaip tu nori, taip tu būni, ką tu nori, tą tu veiki, keiti profesijas, nieks tavęs irgi neteisia, kaip tu čia dabar tą darai, žinai, Lietuvoje irgi tas yra labai jaučiasi. Žinai, ką aš visada sakau, aš esu laimingiausias žmogus pasaulyje, kad aš esu lietuvė Amerikoje. Kad mes keičiam Amerikai geresnę pusę. 100%, bet ir kitas dalykas, kad mes atsivežam tą savo kultūrą ir galim išnaudoti Amerikos galimybės. Aš niekada nenorėčiau būti amerikietė ir gimusi čia, nes aš visai kitaip matyčiau pasaulį. Bet pasidalinsim su savo auditorija, kad jau turim baigti savo podcastą, jau mus meta lauk, nes per daug užsikalbėjom. Taip, ir iš tikrųjų mūsų pirmas podcastas, man atrodo, kad puikiai susišnekėjom ir labai buvo. Iš tikrųjų, net tikriausiai kokio 40% neapkalbėjom, ką buvom numatę. Tai tikrai tų temų bus ir gali pasakyti, ir mokinsimės, taip, ir galim pasakyti, ko maždaug galima bus tikėtis ateities laidose. Tai visų pirma, man atrodo, iš kiekvieno podcasto mes mokinsimės. Tai mūsų pirmas kartas ir mes vieną kitą dar bandysim pažinti ir taip kaip mes vieną kitą pažinsim, aš tikiuosi, kad ir auditorija pamatys mus iš tos pusės. Nepamirškite subscribinti. Ir komentarą. Taip. Ir palikite komentarus, kokios temos galbūt yra jums įdomios. Tai bus geras mums kelias irgi važiuoti tą linkme ir kalbėti apie dalykus, kurie yra jums įdomus. Ir iš savo perspektyvos. Ir kaip sakėm, tikrai bandysim būti tokios kritiškos, nieko neišlaižyti, nieko nepagražinti, o parodyti tiesiog, koks kitas gyvenimas yra La La Lande. Taip. Ir iš tikrųjų dar pridursiu paskutinis mūsų komentaras, kol dar mūsų neišmetė, kad tikrai čia buvo mūsų pažintinis toks
introduction, ko galima tikėtis, kas mes esam, kas jūsų vedėjos yra, kaip mes viską sugalvojam. O ateityje, kaip ir minėjom pačioj pradžioje, mes tiesiog jūs perkelsim į La La Landą, kur kalbėsim įvairiausiom temom ir tikrai, man atrodo, su kiekvienu podcastu mokinsimės. Ir tikiuosi, kad nebus taip, kad jau meta mus iš studijos. Jo, ir bus tikrai karštų temų, pažadam. Taip. Ciao.